Toyota Celica automobilis. Gerai, Toyota automobilis. Kiek jau kartų važiuojate ralį su juo? Čia yra mūsų debiutas. Tai aplodismentai! Ir kokios jų nuotaikos? Jaudulys yra. Pirmiausia, tai sveiki visi ralio fanai. Bandysim važiuoti ir turime Vakar diena prasidėjo gan nelengvai. Pirmą greičio ruožą, maždaug nuo pusės greičio ruožo negirdėjau stenogramos visai. Tada sekančiam greičio ruožė jau buvo gerai. Labai daug kur kairės kojos per daug naudoju, per daug saugiai važiuoju, galbūt per anksti stabdau, ką bandžiau paskui pakeisti miestiniam dope greičio ant žvyro dangos. Bet gavosi taip, kad pervertinau galimybę šiek tiek, kaliau šonu į rimus, šiek tiek susižeidžiau ranką, bet visumoje tai viskas labai gerai, kaip ir minėjau to prieš tai. Kiekvienas posūkis tai yra nauja patirtis, greičiai visai kitokie negu mineraliai, ta prasme, čia kosmosas, vėliau čia kosmosas. Šiandien laukia dar sunkesnė diena, vėlgi išlaikyti šaltą protą, klausyti šturmanės, kas skaito, neperlip per save, nes vieną kartą jau perlipau, tai važiuosiu tokiu tempu, kokiu važiavau prieš tai, niekur nerizikuosiu, bandysiu tiesiog pasiekti finišą. Kaip gausis, matysim vakare. Ne, toli gražu ne. Kaip pavyzdys, visi sankryžiniai posūkiai ar špilkos, nei vieną nepataikiau švariai, buvo gan nelengva. Kaip įvažiuoju į minkštą dalį, kur prasikasęs stipriai, nežinau nei kaip užsimest. To prasme, mokymosi procese su mašinos valdymu, bet po truputį jau kažkoks tai supratimas, kaip ją reikia valdyti ateina. Tai tikiuosi, kad ateityje bus geriau ir geriau. Nauja šturmanė neblogai, tikrai kaip su labai ribotų treniruočių kiekiu, tai skaito jinai tikrai gan solidžiai. Aišku, kai prie Giedrės buvau pripratęs, tai tas balso tembras ir kur vietom paskaito, kur per daug paberia, kur per mažai paberia, tai aišku, prie šito reikia priprasti, bet čia tiesiog aš šitą nurašau į tiesiog treniruočių stoką susirašymo. Bet šiaip ir pats vaibas automobilį ir nuotaika tikrai gera. Nebuvo pykčių. Šeštas dopas buvo labai nervingas. Kažkaip nuo pirmo posūkio, kurį blogai užsirašiau, pradėjau abejoti viską, ką užrašiau. Tai ten, kur buvo 2, ten užrašiau 1, kur buvo posūkis trojkė, užrašiau 2. Nu,
toks labai nervingas buvo, mašiną ant kelio išlaikiau, bet labai nesijaučiau gerai. O toliau viskas gerėjo ir galiausiai jau antra sekcija, antri užvažiavimai dopų, jau buvo visai liuks. Apart vieno fakto, kad nepataikau įjungti sušiktus bėgius. Noriu agresyviai jungti, noriu greitai jungti, lyg tai būtų kumštelinė dėžė, bet ne kumštelinė. Tai gaunasi, kad ir žodžiu, nesigauna ir tada laiką prarandi ir dar variklį gadini. Tai tiek pastebėjimų, šiaip kelio būklė tai tragiška antro kartu važiuojant. Vietom gal ir gerai būtų, bet ta prasme, ypač 10, tai bagiai pravažiuos, bet kaip sprintas ten važiuotų, tai neįsivaizduoju. O daugiau ką, mašina sveika, kaladžių gale nebėra, tai bernai bandys kažką sukonstruoti ir viskas. Tai va, gerai, nesijaučia, bet šiaip važiuojant, vairą taip sukant, paprastai tai ne, bet kai jau reikia gaudyti ir kai kalonkė sulėtėja, tai tada jau jaučiasi. Plius kairė ranka, kaip pagrindinė ranka, kuri vairą laiko, nes čiagą stumdant. Tai ne šiaip jausis nesijaučia, bet lankstyti nelabai išeina. Pilnai, kad pilną kumštį stipriai padaryti, bet nešaro čia reikia. Ralis yra. Planas gražiai nušokt per tramplinus ir neprisidirbti likusiam dope, likusioj daly dopo, nes ta žalos džempo dopas jis nusisuka į kairę ir ten bus, manau, reikalų. Bet ten ir greitis nemažas ir daug tokių posūkių, kur reikia būti atsargiam. O miestą nepadarys vakar dienos klaidos ir viskas. Finišuot. Visa laimė, kad finiše sugedo dėžė, o ne anksčiau. Nenoriu keiktis, bet čia yra tikras ralis, tikra, ta prasme, visą laiką mineralį važiuodamas galvojau, kad ten irgi finišas yra svarbu, yra faina ir gerai, bet čia yra kitaip, ta prasme, neturiu daug žodžių. Žiauriai faina, kad automobilis atlaikė, nes net mechanikai netikėjo, kad jis atlaikys po tiek problemų prieš ralį. Žodžiu, nėra čia ką daug žodžiauti. Su tokiu senu automobiliu finišuoti Rokišky, ypač tokia kelio danga, kuri pasitaikė šiais metais, tai yra kosmosas. Tai tiek. Austėja, kaip čia tau pasakyti, 3 etapai. Susirašymo etapas, pirma diena ir antra diena ralio. Tai susirašyme, įvardinsiu taip, 10-baliai sistemoje. Susirašyme 6, antroji dienoje, ta prasme, pirmoji ralio dienoje 8, o šiandien 9,5. Ta prasme,
nedaug jai reikėjo persilaužti ir suprasti, ko man reikia iš jos ir kad aš pats girdėčiau, ką jinai sako ir kad svarbiausia, kad jinai savim patikėtų, ką pasakyti, kada ir kaip. Tai jinai, manau, jinai irgi labai patenkinta dėl to. Žodžiu, Austėja tikrai labai gerai sudirbo. Vėlgi, nepamirškit fakto, kad šitas ekipažas yra Green Mineralio. Jokių sprinto varžybų, nieko nebuvo. Green Mineralio ekipažas su mažai patirties ir mažai kilometrų. Tokį rezultatą pasiekti mum, pirmiausiai, finišė būtų, aišku, yra svarbiausia, bet ir pats rezultatas žiauriai tenkina šią dieną. Tai tiek. Jo, nuovargis yra, bet aš manau, tuoj tas trečias kvėpavimas įsijungs ir bus viskas liuks. Tai va. Palinkėčiau savo ir komandai. Mano komanda yra rimta. Mechanikai vieni geriausių Lietuvoje. Tai jiem palinkėčiau su manim šiek tiek kantrybės, nes aš toks, kaip Erikas sako, labai impulsyvus. Labai noriu visko čia ir dabar, vat, šią minutę. Nes aš vis laiką tokios logikos, kad jeigu turim savaitę laiko padaryti vieną darbą, tai geriau jį padarysim pirmadienį negu sekmadienį. Tai ir tie skambučiai savaitgaliais, vakarais, kada žmonės nedirba ir apskritai Erikas yra labai pakantus kaip mechanikas ir kaip šiaip komandos narys žiauriai pakantus. Tai Erikui didžiausias ačiū, taip pat ir Pauliui ačiū ir Pauliaus, kaip čia pasakyti, tas jaunuolis yra, Paulius yra to jaunulio patėvis, tai kaip tas jaunuolis vadinamas. Na, žodžiu, visiems, kurie padėjo ir servise, tėvam, ypač tėvam, nes tėvai irgi daug padėjo, mama ypač prisidėjo rytais pusryčiai visokie, ta prasme, kaip profesionalioje komandoje viskas prižiūrėta, apžiūrėta, nuo sodybų iki viso planavimo, nereikia sukt galvos dėl nieko. Ta prasme, komanda už savęs turėjau stiprų kaip mūrą, man tai reikia išlaikyti, sulipdytą tokią, kokia yra dabar. O ko savo palinkėčiau, tai neužmigt ant šito rezultato, ką mes šiandien pasiekėm, ir toliau dirbti sunkiai. Susirašinėjimo treniruotėse, bet aš jau pastebėjau šiandien, kad jau susirašinėjimo treniruočių neužtenka, reikia ir vairavimo treniruočių. Tai ko gero, kolegai Justui Simaškai teks pasiskambinti. Tai vat, nesustoti tobulėti, neužmigti ant laurų, dirbti toliau, tobulumui ribų nėra. Tai va vėliau. Tokie reikalai. Va tai va. Energijos, atsiprašau, Tomas dar turi energijos, o Austėja jau. O dabar plojam ir džiaugiamės istorinio automobilių klasėje. Tomas Rakauskas ir Austėja Traukaitė. Pirmoji vieta. Ačiū visų nuotrauką bendra nugalėtojai.